Populiariausi sausainiai pasaulyje, apie kuriuos yra kuriamos dainos – crumble cookies. Nepatikėsit, bet ši mada jau pasiekė ir Lietuvą. Tai apžiūrėkime iš arčiau, kaip atrodo originalūs crumble sausainiai ir kodėl jie tapo populiariausiais sausainiais pasaulyje. Manau, retas, kuris nežinos šios rožinės dėžutės, kurios viduje yra įvairių sausainių kombo su intriguojančiais kremų įdarais. Pas mus šiandien Oreo, karamelinis ir Red Velvet. Pirmiausia išbandom Oreo skonį, nes labai norėjom paragauti tą kremą frostingą puošiantį sausainį. Pirmas pastebėjimas. Šis sausainis daug storesnis nei įprasti, traškus iš išorės ir akivaizdžiai šlapesnis viduje. Na, o skonis, jo apibūdinti negaliu, todėl kad viršutinis kremo sluoksnis buvo toks saldus, kad net nesijautė tikro skonio. Iš tikro net ir konsistencija pasislėpė po šią cukraus dozę ir tokį pastebėjimą turi ne vienas, nebent labai mėgstat saldumą. Karameliniam turėjau daugiau vilčių ir turiu pasakyti, nenusivyliau. Jis buvo netoks saldus ir karamelės įdaras jautėsi su kiekvienu kąsniu. Šis buvo panašesnis į tikrą sausainį, daug traškesnis, bet pasigedom žadėto minkštumo. Tad labiausiai mus nudžiugino Red Velvet sausainis. Jis, kaip ir žada crumble, buvo traškus iš išorės ir labai minkštas, lyg želė viduje. Būtent toks ir turi būti crumble sausainis. Šis nebuvo labai saldus, bet balti šokolado gabaliukai sukūrė puikų balansą. Reziumuojant, šie sausainiai, nors sakyčiau mini pyragai, tikrai yra intriguojantis iš išorės ir užkabina savo pirkėjus, siūlydami naujus skonius kiekvieną savaitę. Manau, teks dar grįžti su kitais įvertinimais, kol atrasiu savo favoritą. O ar jūs norėtumėte išbandyti?